Tai ką, hello people. Antrą dalį pradedam ir žiūrėkit, ką aš radau. Žiauriai cool. Cool old school. Ten į vidų eit neišeis. Atrodo, jo, uždaryta, bet kokie jie faini. Reikia apeiti iš kitos pusės. Cool. Na, reikia vietelę mums susirasti, kaip visada. Ką žinau, ilgokas tas mano kemperis, nu gal ir nieko. Bet iki 8 čia mokama, dabar yra 6. Reikia dar už 2 valandas sumokėti ir rytoj jau bus nemokama. Ulialialialia. Labai gerai. Viskas, šunys lieka namie. O aš einu skaniai pavakariniaut į savo mėgstamą vietą. Galvojau vakare eit pašokt, bet jau 8, kol nueisiu, kol pavalgysiu, kol grįšiu, kol su šunim pasivaikščiosiu, kol dušą nueisiu, jaučiu tingėsiu. Tai va, esu Mokotovska 69 restorane. Tai buvęs Mišelinas, dabar atėmė iš jų žvaigždę, netitiko kažko, nežinau. Mano tradicija. Tie patys žmonės dirba, nieks nesikeičia. Žiauriai smagu. Gavau žuvį, catfish, nežinau kaip lietuviškai, su risotto. Čia yra visada 10 iš 10. Tiesiog perfekt. Jie čia turi patį skaniausią Napoleoną, manau, kad pasaulyje. Bet jisai ganėtinai didelis, jisai kitoks. Ir aš nežinau, ar aš jo noriu šiandien. Nebent dėl kontento. Taigi mano viena taurė tuščia ir aš užsisakiau Napoleoną ir juodos arbatos. Neišeina kitaip. Kol laukiu savo Napoleoną, galiu parodyti jums visą hebrą išvarį. Pažiūrėkit, ant kiek jaukų čia yra. Turime mano striukę, meškerę, va turim, paveikslai, Mišelino iškaba, skrybėlės, skėčiai, vyno dėžės, knygos ir tabasko padažas. Taigi susipažinkim, geriausias Napoleonas pasaulyje. Čia vat šviesos kampą pagavau tokį. Jisai padarytas iš dalių. Čia vat kremas. Ir čia vat toks vat gabalas. Jisai traškusis yra. Matot? Aš neperdusiu skonių. Bet tiesiog jeigu norit jį paragaut, atvykite į Mokotovską 69 10 eurų ir jisai jūsų. Vakarinis gyvenimas prasideda. Bet aš supratau, kad aš esu lazy, tinginys, kas čia per nesąmonė. Reikia eit pasivaikščioti su šunim, nueiti dušą, eit pamontuoti biškį video ir mes jau susitiksim turbūt rytoj ryte. Ate. Dzień dobry państwo. Dabar tik 8 ryto. Atsikėlėm anksti, einam pasivaikščiot, šiandien pusryčius turėsiu kemperyje. Iki šiol ganėtinai šalta rytais, bet šiandien žada +15. Važiuosim prie jūros. Problem. Nu, fainas parkas, pačiam miesto centre. Didelis. Smagu.
Ne bedronka, bet žabka, bet irgi tinka. Panašu, kad arbatos neturiu, tai kukliai. Va, kažkaip taip. O, radau arbatos. Šiltas prisiminimas. Nice. Atvarėm prie Modlino tvirtovės. Tai yra didžiausia tvirtovė Lenkijoje ir viena didžiausių Europoje. Tai tuoj padarysim walk around tour ir vėliau paskaitysiu jums istoriją. Jinai tikrai milžiniška. Deja, aš su šunimo ten bala. Nemanau, kad labai saugu ten kartu su jais eit. Bet good. Labai daug stiklo. Būtų gerai droną paimti, bet palikau mašino, jinai gan toli. Nu nieko, ir tai faina. Aš galvojau, mes čia nueisim žemyn, o čia gynybinė siena ir nėra kur eit. Geras. Negalima į vidų varyt, nes čia tikrai nemašinama žmonėm, bet mes varysim. Grįžom su šitais veikėjais. Karšta. Be jų tikrai daugiau būčiau nuveikęs, bet jiem irgi norisi. Taigi, trumpai negaištant laiką, Modlino tvirtovė yra viena didžiausių fortifikacinių struktūrų Lenkijoje ir visoje Europoje. Ji yra strategiškai įsikūrusi ties Vyslos ir Narevo upių santaka, apie 40 km iš šiaurę nuo Varšuvos. Modlino tvirtovė laikoma viena ilgiausia Europoje. Jos pagrindinė citadelė turi apie 2,25 km ilgio sieną, o visą kompleksą sudaro dar daugiau įtvirtinimų. Tvirtovė užima 58 kvadratinius kilometrus, o kartu su aplinkiniais fortais jos gynybinė zona siekia beveik 100 kvadratinių kilometrų.
Ji turėjo 2 fortifikacinių žiedų sistemas. Pirmasis fortų žiedas, 8 plytiniai fortai aplink citadelę 19 amžiaus vidurys. Antrasis žiedas, 1912-1914 metai. Dar 10 modernių betoninių fortų. Tvirtovėje būna viena ilgiausių kareivinių Europoje, apie 2 km ilgių kareivinių pastatas, kuris galėjo talpinti 1000 karių. Istorinės reikšmės neskaitysiu, Napoleono laikotarpis, po to Rusijos imperijos valdymas, tarpukaris, Antras pasaulinis karas. 18 metais po nepriklausomybės paskelbimo tvirtovę perėmė Lenkijos kariuomenė. Ir 1939 metais Vokietijos invazijos metu tvirtovė buvo viena paskutinių Lenkijos pasipriešinimo vietų, bet galų gale atiteko vokiečiams. Šiuolaikinis laikotarpis. Po Antrojo pasaulinio karo tvirtovė prarado karinę reikšmę ir buvo palikta likimo valiai. Šiandien tai viena iš svarbiausių istorinių vietų Lenkijoje, kurią galima aplankyti tiek savarankiškai, tiek su gidais. Bet su gidais tenais labai nedidelė vieta, kur galima užeiti, bet su šunim neįsi. Galbūt kitą kartą kada nors restauruos, turbūt renovuos. Tai tokia istorija, judam toliau. Tikiuosi jums patiko. Jeigu nenori laukti ir slėgis mažas, visą laiką yra sprendimas, kaip įpilt vandens. O tuo metu galima ir su šuniukais pasivaikščioti. Nu gerai, tas kemperiukas važiuoja 1000 po 1000. Šaunuolis, šaunuolis. Viskas ledas, dabar aš tuščias ir pilnas. Galima važiuoti. Kartais norisi ir šūdą pavalgyti. Su kavice. Hello, Gdansk. Koks fainas spotas, reikia aplankyti. Čia yra standartinis spotas, kur nakvot, pačiam centre. Ir nemokama. Tik tais dabar reikia gražesnį vietą rasti. Kaip jau supratote, esu Gdanske. Puikus saulėlydis. Miesto centre nakvosiu, keli šimtai metrų iki apžvalgos rato. Nusprendžiau nevaryti niekur šiandien lankytinų vietų visokių nagrinėti, nes 300 km taip pravažiavau ir jau saulėlydis, tai geriau pasitikti čia. Toj pasivaikščiosiu su šuniukais, po to nueisiu, pavalgysiu ir šiandien kažkur ten, keli šimtai metrų nuo čia, bus salsa vakarėlis. Ir 100% šį kartą jau nesufeilinsiu ir būsiu ten 9 pradžia, tai kokią 10 reikia būti. Tai laukit manęs šokio aikštelėje. Dar miega žiemos miegų, ne sezonas. Bežiūrėkit, kažkas ten gyvena. Jaučiu, kad ištisus metus geras. Policija. Matot irgi visai netoli centro. Panašu, kad čia nauja promenada. Nesu čia buvęs niekada, nes anksčiau, man atrodo, jos nebuvo. Labai dailu. Gerą gyvenimą šitie šūniai turi. Pastoviai keliauja kažkur. Vis naujoj vietoj. Aplankė gal kokių. Šitas tai, nežinau, gal 15 šalių. Nu, virš 10 tai tikrai. Šitas artėja prie to. Nu, finito. No, not finito. Jaučiu jūros skonį ir kvapą. Faina. O, žabka, rytoj reikia čia ateit. Keli šimtai metrų. Matot, kemperių vis daugėja. Toks spotas labai populiarus. Vien kemperiai dabar jau užpildys ant nakties. Neblogai atrodo, ką? O, dievai. Užsidaro tiltas.
A, jie tik tai vieną laivą praleido. Nereikės laukti. Geras. Patinka. Naglai praėjau pro žmonės, kurie čia laukia. Matau laisvą staliuką, sakau, padavėjai, ar galiu čia sėst? Sakau, taip, sėst. Ir sėdau. Gerai. Pusvalanduką teko palaukti, gavau meniu, užsisakiau pomidorų sriubą, rizoto ir taurę vyno. Tikiuosi bus gerai, nes, žiauriai daug žmonių. O pats įdomiausias dalykas, kad šitame pastate tik kitoj pusėje yra mano salsos vakarėlis. Taigi jau tikrai šiandien aš einu šokti. Sriuba tai skani, bet jinai šalta. Jo papa. Ką padarysiu? Per tą vyną, šitą vyną, pamiršau nufilmuoti. Rizoto. Čia kulinarija pas mane prasidė kažkokį tiesiog. Vienu žodžiu, rizoto buvo surokas, bet neblogas, valgoma. Tai tiek. Einu aš į tą šokio vakarėlį. Žiauriai šalta čia. Einu ieškot, kur įėjimas. Tai nefilmuosiu aš ten jaučiu, nes kreivai žiūrės, tai išjungiu aš tą kamerą ir iki ryto. Tai labas rytas. 7:30. Vakar tikrai neverta buvo į tą šokio vakarėlį eiti, nes tik girtos tetulytės, švelniai tariant, popsas ir aišku jokio šokio. Tai nieko nepraradot, kad nerodžiu jums. O šiandien tai sušalau, baigėsi dujos. Va čia tai problema. Dėl to taip anksti ir atsikėlėm. Tai pakeisti dujas ir išeiti su šitais veikėjais. Hello. Pilnai jį ištuštinau, turi 6,61 tuščio svorio, tai turiu pripilt 5 kg dujų, tai yra apie 9 litrai. Labai paprastai skaičiuojama, net nereikia svarstyklių. Turėkite omeny, kad čia į priešingą pusę sriegis. Žapis dan. Noriu prieiti prie vakarykščio to apleisto namo, kur rodžiau jums, kai mes važiavom dar į aikštelę, pažiūrėti galimybės tenais įlysti vidų ir ar verta. Na, galimybės tai yra, bet prasmės nelabai yra. Na, neblogas toks iš tikrųjų. Sunku įsivaizduoti, kas ten viduje. Radau lengvą įėjimą, bet nežinau ar verta. Labai didelė teritorija, daug čia laiko užtruks.
Čia mums visiems. Karoči, grinų neturiu, o telefoną pamiršau. Kraunasi. Teks grįžti dar kartą. O technologijos. Anksčiau kešas ir kešas. Jokių ten tralivalį. O dabar be telefono kaip be rankų. Jeigu turit šunis, negalit daryti daug dalykų. Pavyzdžiui, negalit palikti jų ilgesniam laikui, nes jie verkia. Negalit keliauti be jų. Iš tikrųjų galit keliauti, bet tai yra sudėtinga. Tu negali mirt. Ir dabar išėjau į pardę ir kavos atsigėriau ir jau jų pasilgau. Tai fainas jausmas toks. Gal aš toks prijaučiantis šunim esu. Kiti žmonės to nesupranta, kada nors galbūt video apie tai rašysiu. Pasikalbėt. Pagaliau laikas atsisveikinti su Gdansku, judam toliau, o šioje vietoje aš užbaigsiu savo epizodą. Taigi, jeigu patinka, ką aš darau, please like, share, comment and subscribe. Fino LT lietuviškai, Fino Fiesta angliškai. O aš filmuoju toliau ir pasimatysime jau labai greitai. Važiuojam.